Sveiki visi, taigi su jum Tropet ir LGC. Šiandien sukursiu dar vieną HTML pamoką. Joje bus šrifto keitimas, bold, italic, paryškinimas ir pasukimas teksto, span tagai ir kaip nueiti į naują eilutę, nepaprastai ten su enter ar panašiai. Taigi, pradedame pamoką. Atidarom ir vėl index failą. Vienu žodžiu. Praeitą kartą buvo taip, ne? Tai pirma, nežinau, tai bold tekstas, tai paryškint, žinot, pirmiausia reikia taip, o vėliau uždaryti tą tagą. Ir gaunasi paryškintas tekstas, paryškintas. Vėliau italic tekstas. Uždaryti reikia. Tada ir vėl saugoja. Ir dabar jau pasaktas, bet neparyškintas. Dabar, jei norim, tarkim, uždėti šrifto spalvą, teksto spalvą, tai reikia laikyti žodžius span ir uždaryti. Jis ten pagal visus reikalavimus skirtas ir jų tų reikalavimų reikia laikytis. Pakeist spalvą buvo praeitoj pamokoje, bet galim ir dabar padaryti. Tai prašom, lygu, kabutės. Ir tarkim, gali dėti kabliataškį. Šiaip. HTML taip gražiau. Ir dabar turėjo pasikeisti spalva. Bet jau nėra italic teksto, nes išėmėm šitą tagą. Gerai, spalvų šiandien nereiks, bet galit palikti. Taigi, dabar kaip pakeisti šriftą. Šitas, tarkim, tegu lieka ir atidarome naują tagą ir rašome font face. O čia reikia tarpo, o čia tada uždaryti. Pasidaro raudonas. Dabar uždarome jį. Paprastai font. Ir dabar turėjo nieko nesigauti. Niekas nevyksta, tai mums reikia čia uždėti ženklą lygu, kabutės ir dabar, tarkim, man atrodo šitoks. Ir saugojam. Ir dabar ir visai kitas. Dabar ar išeitų ant jo padaryti bold tekstą. Tiksliai neprisimenu, bet man atrodo turėtų išeiti. Jo, išeina. Ir italic tada išeina, viską išeina. Nereikia tų B. Kur čia? Nereikia. Dabar kaip nueiti į kitą eilutę. Tai prašo vis tiek to eilutėj. Kad rašysite ir beliką. Reikia tago BR. Jam nereikia taip, nes įsisaugos ir bus nieko. Vienu žodžiu nereikia uždaryti. Tarkim, dabar rašom ir kitą eilutę. Dabar šriftą jei nori pakeisti. Viską taip pat. Čia spalva. Font face. Tada čia nukopijuojam. Ir tada čia galime tik uždaryti. Ir šitaip gavosi. Nežinau, ar
ar dabar apsimoka daryti ten, tarkim, nuorodas. Manau, nuorodas bus kitoj pamokoj, tarkim, kaip iš šito įeiti į galeriją, formas ar dar kas. Tai mažai prafilmavau, bet manau, šiam kartui užteks. Kita pamoka bus, man atrodo, ilgesnė ir sunkesnė, nes joje bus visai kitokie kodai, nauji tagai, tokie kaip ten P, P, jei gerai atsimenu. Nu, vienu žodžiu, kol kas sėkmės jums ir jei turite kokių nors prašymų, ką sukurt ar ką, tai rašykite mums arba komentaruose, arba nežinau, komentaruose geriausia rašyti. Jei patiko pamokos, laikinkit, jei kas blogai, dislike. Ir lauksim komentarų. Iki.